ištestuosime 5 geriausiai žinomus kalio produktus rinkoje. Tarp jų ir mūsų naujasis Vivagel K40, kurio pH yra 6,3, tai yra beveik neutralus. Tokį produktą yra saugu naudoti su augalų apsaugos produktais. Imituosime bandymą su 200 litrų vandens. Kalio norma bus 2 litrai arba 2 kg į hektarą. Produkto pH priklauso nuo naudojamos kalio žaliavos. Kaip pavyzdys, jeigu naudojame kalio karbonatą ar kalio hidroksidą, produkto pH bus visuomet aukštas, gali siekti 12-14. Jeigu naudosime kalio sulfatą, jisai gali būti apie 7. Jeigu bus naudojamas, kaip pavyzdys, kalio citratas, jo pH tuomet gali siekti ir apie 2-3. Tai testuojami produktai turi labai platų pH diapazoną, nuo labai rūgštinio 2 iki labai šarminio 12. Tai, pavyzdžiui, galime daryti išvadą, kad štai šis kalio trečias produktas yra iš kalio citrato, nes jo pH tik 2. Kaip jums pavyksta subalansuoti produkto pH, kuris artimas neutraliam? Kad pavyktų subalansuoti produkto pH, mes papildomai į produktą įdedame amino rūgščių. Jos ir padeda tą pasiekti. Ir be to, amino rūgštys padeda geriau augalui įsisavinti kalį. Dar prieš gerą 10-metį apie kalio naudojimą vėliavinio lapo tarpsnyje buvo kalbama labai minimaliai. Pagrindiniai produktai, kuriuos naudodavo, tai būdavo karbamidas, magnio sulfatas, fotosintezei suaktyvinti. Šiai dienai kalis bene svarbiausias elementas, kurį reikia naudoti vėliavinio lapo tarpsnyje kartu su fungicidais. Kalis transportuoja maisto medžiagas iš apatinio augalo dalių į viršutines. Taigi veikia kaip transporteris. Labai svarbus faktas tas, kad trūkstant augale kalio, lapuose sukauptas cukrus labai sunkiai išnešiojamas į viršutinės augalo dalis. Kalis labai svarbus atiduoti vėliavinio lapo tarpsnyje, kuomet šaknys jau prastai dirba, ir pieninės brandos tarpsnyje, kuomet padeda užpildyti grūdus. Kadangi kalis turi teigiamą krūvį, o pagrindinės maisto medžiagos fosfatai, nitratai turi neigiamą krūvį, šios sąjungos dėka kalis kelia maisto medžiagas aukštyn. Kadangi pesticido molekulė šiuo atveju ir fungicido molekulė turi neigiamą krūvį, tai galime daryti prielaidą, kad fungicidas augale pasiskleidžia efektyviau. Taigi naudojant kalį su fungicidais yra labai svarbu kalio pH. Kaip matėte, ištestavome 5 skirtingus produktus, taigi rinktis reikia labai atsargiai. Vienu atveju gavosi, kuomet įdėjus 2 litrus produkto į 200 litrų vandenį, pH iš 7,3 tapo labai šarminis, beveik 11. Kita vertus yra kalio produktų, kurie vandens pH iš 7 numušė net iki 2,9. Tai yra labai rūgštinis. Taigi dar papildomai pridėjus ir fungicidą, lieka rizika, kad galime sukelti augalui stresą, nes visgi idealiausias vandens pH augalų apsaugos produktams yra nuo 4 iki 7. Tai padidinus tokio produkto normą, sakykime, iki 3-4 kg, tikrai išlieka didelė rizika. Taigi rekomenduočiau rinktis tikrai saugius produktus, kurių pH yra artimas neutraliam. Taigi dabar atliksime eksperimentą. Į paruoštus vandens ir kalio tirpalus įdėsime Ascrolix Pro 0,75 litro į hektarą ir pasižiūrėsime, kaip keitėsi pH. Pasižiūrėsime, su kokiu kalio produktu dirbti yra saugiausia ir efektyviausia. Taigi, kaip pastebėjome, fungicidas Ascrolix Pro
panaudojus jį tirpale jo pH nepakeitė. Noriu priminti, kad visoms augalų apsaugos priemonėms, taip pat ir fungicidams, geriausia tirpalo pH terpė yra nuo 4 iki 7. Kad rekomenduoju vengti produktų, kurių pH yra aukštesnis negu 7, nes jie mažina pesticidų poveikį ir taip pat esant nepalankiom sąlygom atsargiai rinktis produktus, kurių pH yra mažiau negu 4, nes jie gali sukelti augalams stresą. Kaip pastebėjome, mūsų produktų Vivagal kalis 40 pH yra artimiausias 7, tad mes jį rekomenduojame rinktis maišymams su fungicidais ir kitomis augalų apsaugos priemonėmis.